Sveikučiai! Šiandien mano kepsninėje ilgai marinuota kiaulienos nugarinė su kaulu ir kepant aptepta teriyaki padažu. Tokia kiaulienos nugarinė yra vienas iš mėgstamiausių mano dalykų kepti, tai esu iškepęs ją įvairiais būdais. Šiandien bandysiu iškepti pjausnius, imu gabalą, kuris turi 4 kauliukus ir padalinu per pusę, tai bus 2 pjausniai per 2 kauliukus. Ir šiandien mėsą marinuoju kitaip negu paprastai, nes paprastai naudoju sausą marinavimą, o šį kartą naudosiu šlapią marinavimą ir ilgiau palaikysiu tiesiog. Tai planas yra 2 paras palaikyti ir pasižiūrėti, ar dėl to yra geresnis rezultatas, ar verta taip daryti ar ne. Marinavimui naudoju tiesiog druskos tirpalą, kuriame taip pat yra truputis pipirų ir česnako granuliuotų. O druskos kiekis maždaug 6%. Na ir praėjus kiek daugiau nei 2 paroms kuriu kepsninę ir pradinis planas yra pakepti ant tiesioginės kaitros, netgi mažoj kepsniniai. Kol anglis įsidega, tai pasiruošiu mėsą, ją tiesiog ištraukiu iš tirpalo, šiek tiek apsausinu su papiriniu rankšluosčiu ir dar uždedu papildomai pipirų, taip pat česnakų granuliuotų ir čili dribsnių truputėlį. Galima turbūt dėti daugiau prieskonių tiesiog į tą marinatą, marinuojant ilgą laiką, bet skonis šiek tiek yra kitoks, tai švieži prieskoniai jie turi kitokį skonį, dėl to aš bet kokiu atveju uždedu dabar dar sausų prieskonių ir papildomai dar naudosiu teriyaki padažą aptepimui kepimo metu. O kad kepsniai išlaikytų savo formą, visiškai tokią, kokia jinai pradinė yra, naudoju dar virvelę aprišimui, tai tiesiog vieną kartą aprišu tarp kauliukų, kiekvieną kepsnį atskirai. Ir tai padės išlaikyti formą mėsos kepimo metu, nes po ilgo marinavimo jinai tikrai atrodo labai minkštutė. Pradinis planas yra apkepti mėsą ant tiesioginės kaitros. Tokį metodą esu paskutiniu metu išbandęs su didesnė kepsninė, bet noriu pabandyti ir mažesniai kepsniniai, ar galima taip padaryti. Tai dedu tiesiog groteles be jokių deflektorių ir bandysiu kepti, palaikydamas maždaug apie 150-160 laipsnių temperatūrą. Aš šį kartą nors groteles ir pakaitinau, bet pamiršau patepti jas kažkokiu aliejum, tai man truputį prilipo mėsa, tai rekomenduoju tikrai tai padaryti prieš uždedant mėsą. Kepant kažką tiesiogiai ant anglių, svarbiausia yra, kad smarkiai nepradėtų svilti, tai reiškia reikia dažnai vartyti ir pažiūrėti, kad ta temperatūra smarkiai neužkiltų. Tai po kažkiek laiko, po kokių 10-15 minučių, pirmą kartą jau apverčiu mėsą ir tą darysiu nuolat, kelis kartus per valandą, tam, kad būtų tas tiesiogiai kepamos mėsos kepimas tolygus ir neprisviltų kažkuri viena dalis. Vartydamas stengiuosi apkepinti visas pusės, tai yra ne tik tai tas, kur yra plokščios, bet ir iš visų kraštų. Tai šiek tiek sudėtingiau, nes sunkiai ta mėsa stovi, bet galima tikrai tą padaryti. O papildomai, kadangi mėsa pati savaime nėra labai riebi, tai dar uždedu sviesto po gabaliuką iš kiekvienos pusės kepdamas. Daug nededu dėl to, kad jisai labai varvės į anglis ir gali tiesiog būti nelabai skanus kvapas, bet padeda apkepti tiek mėsą, tiek suteikia skonio daugiau, tiek viduj atsiranda daugiau to riebalo. Dar geresnis variantas būtų aptepti prieskoniniu sviestu, tai yra sviestu išlydytų su žolelėmis, bet ir taip yra gerai. Aš bekepant šiek tiek užsižiopsojau, tai temperatūra šiek tiek šoktelėjo daugiau negu reikia. Bet kadangi tai užtruko tik kokią 10 minučių, tai nieko baisaus tikrai neatsitiko. Tik ką pastebėjau, kad tikrai mažoj kepsninėje ant tiesioginės kaitros kepti pakankamai yra sudėtinga, nes jeigu turi mėsa riebalo, tai tas riebalas krenta tiesiog į anglis ir labai arba rūksta, arba tiesiog, jeigu gauna daugiau deguonies, pradeda degti. Todėl kepimo metu nusprendžiau pereiti prie kito metodo, tai yra netiesioginio kaitroj kepimo ir tiesiog įdėsiu deflektorių. Tai palaukiu, kol tas riebalas tiesiog išdega ir dedu papildomai deflektorių, tada dedu nulašėjimo indą ant kryžmės tokios specialios ir dėsiu atgal grotelę su mėsa. Tai nors gausis šiek tiek ne pagal planą, bet iš esmės tikslas yra kaip ir pasiektas. Tai mėsa nuo tos tiesioginės kaitros įgauna specifinį tokį skonį, panašesnį į šašlyką, o toliau reikia tiesiog vidinę temperatūrą jos pasiekti, kad jinai būtų tokia, kokia reikia. Šiuo atveju man reikalinga temperatūra, kuri būtų apie 60-62 laipsnius Celsijaus. O papildomai, kad būtų daugiau skonio, dar aptepu barbekiu padažu.
Toliau kepsninės temperatūrą stengiuosi palaikyti apie 150 laipsnių Celsijaus. Kepdamas tuos pjausnius apverčiau laikas nuo laiko, tai darau irgi maždaug kas 10-15 minučių ir stebiu nuolat temperatūrą. Tai jeigu turit termometrą, kurį galima palikti mėsoj, galima stebėti tiesiog bekepant, arba kaip aš šiuo atveju naudoju momentinį termometrą, tai svarbu neperkepti, nes tokiu atveju bus mėsa sausa ir neskani. Aš šiuo atveju kepu atskirus kepsnius nugarinės su kaulu, bet galima kepti tokiu būdu ir visą gabalą. Tiesiog ilgiau kažkiek užtruktų, bet privalumas yra, kad yra daugiau ploto, kurį galima įtrinti prieskoniais arba padažu papildomai ir suteikti daugiau skonio. Paskutinį aptepimą darau likus maždaug 10-15 minučių iki kepimo pabaigos. Kaip žinoti, kiek to laiko liko iki kepimo pabaigos? Tai tiesiog jeigu per 10 minučių temperatūra pakyla pavyzdžiui 3 laipsniais, reiškia likus 3 laipsniams liko 10 minučių. O beje, dar vienas privalumas kepant atskirais gabalais tokią mėsą, tai yra tai, kad vienas gali iškepti anksčiau, tai jį tiesiog nuimam anksčiau, o kitą dar palikti kepti. O jeigu kepat visą gabalą, tai to padaryti jau nebeišeina, tai gali būti viena dalis truputį perkepusi, kita nedakepusi. Nuimtą mėsą aš šiek tiek padedu pailsėti, tiesiog uždengiu foliją ir kai praeina kokios 7-10 minučių, nuimu virvelę ir galima ragauti. Tiek vaizdas, tiek kvapas yra 10 balų, nežiūrint to, kad aš nedėjau jokių rūkinimo pagaliukų, mėsa tiesiog turi specifinį tokį šašlyko, sakyčiau, netgi kvapą, nuo tų krentančių riebalų į anglis ir nuo pačių anglių šiek tiek pasirūkinusi, o viduje yra puikiai iškepusi, yra sultinga ir labai skani. Pradžiai norėjau pasižiūrėti, kas būna, jeigu marinuoji tokią mėsą ilgiau negu parą. Ir pasirodo, kad tikrai verta tą daryti, nes pakankamai storas gabalas, tai per 2 paras jisai puikiai išsimarinuoja. Jeigu marinuočiau visą gabalą nesupjaustytą, tai yra visą nugarinę, tai ko gero galima laikyti ją ir ilgiau netgi. Todėl tikrai rekomenduoju išbandyti tokį metodą patiems, tikrai liksit nenusivylę, žiauriai skanu. Skanaus ir iki kito karto.